tą sprendimą pateikus, yra mūsų įmonė Absoliuta, kuri turi sutartį su Danfoss. Ir realiai čia bet kuris mazgų prižiūrėtojas jūsų, tarkim, X, Y, Z. Vėlgi mes turim kažkokio susitarimus tarpusavį, reiškia, ir mes jum aktyvuojame tą mazgus, ar jūs turėsite vieną mazgą, ar 4, kaip čia parodyta, ar 40. Aiškiai, jūs naudositės toj sistemą. Tai mūsų tokie būtų tarpusavio santykiai. Aiškiai, kiekvienas jūs gavę prieigą, jūs naudojatės kaip jau administratorius. Jūs nustato taisyklės, kas gali valdyti, kas gali tik tai matyti. Tarkime, kaip pavyzdys, jūs ten visas teisės reguliavimą suteikėt kažkokiam tai energetikai ar inžinieriai, o tarkime, tik žiūrėti galite suteikti to namo komendantui, atsakingui asmeniui, kuris galbūt užėjęs pasižiūrėti galėtų, bet, tarkim, nieko pakenkti negalėtų.